Menopauzė gali sugriauti jūsų santykius arba juos sustiprinti. 2022 metais Jungtinėje karalystėje buvo atlikta Family Menopause Project apklausa ir jame apklausė tūkstančius moterų apie menopauzės poveikį jų santykiams. Tad 8 iš 10 moterų patyrusių simptomus teigia, kad jie kėlė įtampą šeimos gyvenime, o 7 iš 10 jautė, kad menopauzės simptomai tiesiogiai prisidėjo prie santuokos iširimo. Tad jau puikiai žinome, kad perimenopauzė ir menopauzė turi didžiulį poveikį moters nuotaikai, emocijoms, bendrai savijautai. Ir mažėjant estrogeno ir progesterono kiekiui, mažėja ir oksitocinas, kuris yra meilės hormonas, kuris skatina ryšį. Tad pasimatymų vakarai ar skyrybų dokumentai. Ką mes galėtume padaryti, kad sustiprintume ryšį santuokoje? O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.